7bet lažybos. 7bet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Sveiki krepšinio gerbėjai, esu komentatorius Vaidas Čeponis. Pirmiausia noriu išreikšti pagarbą Klaipėdos Neptūnui, kuris tik per plauką netapo KMT čempionu. Na, o šią savaitę nebus klubinio krepšinio. Paprognozuosiu, paanalizuosiu Europos čempionato atrankos rungtynes, taip pat ir vieną NBA mačą, o jūs nepamirškit prenumeruoti mano YouTube kanalo. Vasario 20 dieną tikrai labai įdomios rungtynės vyks Europos čempionato atrankoje, kai Turkijos rinktinė priims Italijos komandą, tai bus mūšis dėl pirmos vietos grupėje, abi komandos užtikrino kelialapį į Europos čempionatą, tačiau principinė dvikova dėl lyderio pozicijos. Italai namie įveikė Turkijos komandą. Manau, kad turkai namie yra pajėgus atsirevanšuoti, svarbu sustabdyti italų tritaškininkus, iš toli labai gerai meta italai, žaidžia labai rezultatyviai, bet turkai geriau ginasi, geriau kovoja dėl atšokusių kamuolių ir turi tikrai galingą sudėtį. Jeigu visi atvyks ir Biberovičius, Šanly, Sediosmanas, Jurcevenas, pagal sudėtį atrodo turkai yra kiek galingesnė komanda, prognozuoju atkaklę kovą, ir turkų pergalę 3-5 taškais. Vasario 21 dieną lietuviai išvykoje žais su lenkais, mes jau turim kelialapį į Europos čempionatą, taip pat ir lenkai, aišku, žais žemyno pirmenybėse, kadangi bus vieni iš čempionato šeimininkų, bet tai principinė kaimynų dvikova ir abi komandos tikrai kovos dėl pergalės. Lenkai turi potencialo, tai neprognozuojama komanda, 25 taškais pralaimėjo prieš Makedoniją, bet išvykoje sugebėjo nugalėti estus, kurie įveikė Lietuvos ekipą. Lenkijos komandoje nežais Unikakos centras Balcerovskis, taip pat ko gero nerungtyniaus Matiušas Ponitka, galima sakyti, Lenkijos rinktinės lyderiai, tačiau vis tiek Lenkai turi pajėgių žaidėjų ir savo žiūrovų akivaizdoje tikrai gali būti pavojingi. Lenkų silpnybė tritaškiai metimai, galima tiesiais rizikuoti, bet mes irgi šį kartą neturėsim labai aukštų galingų vidurio puolėjų, bus Tubelis su Maldūnu. Aš prognozuoju, kad lietuviams reikės labai rimtai paprakaituoti ir tikiu, jog švęsime pergalę maždaug 5 taškais. Vasario 22 dieną ypač svarbės NBA rungtynes žais Sacramento Kings komanda su Domantu Saboniu ir Jonu Valančiūnu. Teks kautis prieš Golden State Warriors savo aikštėje. Abi komandos turi po tiek pergalių, po tiek pat pralaimėjimų, dalyjasi 90 vietas vakarų konferencijoje, ant kulnų lipa ir Phoenixo Suns, priminsiu, 10 vieta garantuoja vietą įkrintamosiose varžybose. Ir kažkaip skeptiškai aš nusteikęs dėl Sacramento Kings komandos. Pastaruoju metu dar labiau susilpnėjo Sacramento komandos gynyba. Buvo pralaimėta netgi vieniems outsiderių Pelikanams, praleista labai daug taškų, prieš tai jie sunkiai veikti, pralaimėta Portlando komandai. O Golden State Warriors papildė Jimmy Butleris, solidi paspirtis Stephui Curry. Aš manau, kad Domantas Sabonis tikrai dominuos, surinks dvigubą, gal net trigubą dublį, kadangi Warriors neturi pajėgaus aukštaūgio, bet manau, kad triumfuos Warriors maždaug 10 taškų skirtum. Ir Lietuvos rinktinė Europos čempionato atrankoje paskutinės rungtynes žais su estais. Varomoji lietuvių jėga turėtų būti keršto troškimas, mes Taline nusileidome pirmajame rate Estijos komandai, kuri pastaruoju metu tikrai pakilo į gana aukštą lygį, labai kietą solidžią gynybą demonstruoja estai, jie leido lietuviams tada įmesti vos 59 taškus, turi labai pajėgių žaidėjų, tai ir Kocaras Kulame, Simas Sanderis Venė, Jojas Aras Blizga. Tik nežinom, ar estai jau bus užsitikrinę
kelialapį į Europos čempionatą, tai priklausys nuo rungtynių su makedonais, bet kokiu atveju estai norės nukalti mus ir čia Klaipėdoje. Irgi manau, kad bus labai sunku lietuviams. Estijos komanda tikrai gerai organizuota, bet mes tiesiog privalome įveikti Estijos rinktinę ir čia spėju, kad vyks atkakli kova iki paskutinių minučių ir prognozuoju vis dėlto Rimo Kurtinaičio auklėtinių pergalę maždaug 6-7 taškais. Taigi tai buvo mano komentatorius Vaido Čeponio prognozės. Palinkėkime mūsų vyrams sėkmės rungtynėse su Lenkais ir Estais. Na ir jums linkiu viso ko geriausio.